Birutės efektas, su jumis Ignas Bakėjus ir Alanas Daranovas iš My Hero. Šiandien yra 3 savaitė ir aš žinau, kad jūs labai stipriai dirbot 1 savaitė, 2 savaitė. Ir jūs pasiekė 3 savaitę, jėga. Šiandien jūsų laukia siaučiam. Tam mes jums šiandien parašėm smagiąją piramidę. Jūsų šiandien laukia pramankšta, pagrindinė dalis ir atsikvėpimas. Mūsų pramankšta prasidės nuo dinaminio tempimo ir sąnarių apšildymo. Kiekvieną pratimą jūs kartosite po 12 kartų. Mes pradedam nuo čiurnų, sukam vieną čiurną, kitą čiurną, sukam keliai, kurie yra pastatyti plačiai į vieną, į kitą pusę. Tada mes judinam klubus į vieną pusę ir į kitą pusę. Tada rankų mostai, liemuo, išsisuka per liemenį, sukatės, mosikuojat rankom į vieną pusę, į kitą pusę, tiesiom rankom. Tada pirštų galai pasiekiami, bet žvilgsnis žiūrit į vieną pusę, į kitą pusę. Į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu. Iškvėpėt į vieną pusę, iškvėpėt į kitą pusę. Prasibėgat vietoj, kojos bėga vietoj, viena ranka tiesiai. Per peties sąnarį sukat vieną ranką į vieną pusę, į kitą pusę. Ir paskui pakeičiat rankas po 12 kartų. Tada sukate rankas į priekį, sukate rankas abidvi atgal. Kojos plačiai. Paliečiat klubus, paliečiat žemę, paliečiat klubų žemę ir į viršų. Visą tai jūs darote kvėpuodami. Sukate mažą ratelį, viršutinę kūno dalį išsukat, taip. Jau jūsų klubai nebetiek juda. Ir leidžiate žemyn į vieną pusę, į kitą pusę su iškvėpimu. Jūs pripumpuojat kraujo į liemenį, taip. Dabar labai platų, gražų ratą prasisukdami ir nugarą prasitempėt, ir kojas prasitempėt į vieną pusę, tada keliaujat į kitą pusę, po 6 pakartojimus į vieną pusę ir į kitą pusę. Gerai, apšildomi riešai, tada pečiai į priekį, pečiai atgal, prasisukam vieną kitą ir pabaigai dar prasisukat kaklą į vieną pusę. Į kitą pusę užlaikot šiek tiek, palaikot, galite į vieną pusę į viršų, į kitą pusę į viršų, į vieną pusę palaikot, į kitą pusę palaikot. Labai gerai. Ir į viršų, ir žemyn. Jūsų sąnariai apšildyti, pats laikas apšildyti jūsų raumenis ir pasidaryti apšilimą. Pirmasis pratimas yra atsispaudimai, kurį mes darysime 3 kartus. Jeigu jums yra per sunku, jūs juos galite daryti nuo kelių, mes jums jau rodėm kaip. Tada Alanas kyla į viršų ir daro 6 pritupimus, rankos priekyje, keliai neišeina į priekį kojų pirštų. Jeigu yra per sunku, jūs galite daryti šiek tiek mažesnį įtupimą. Ir 20 sekundžių bėgate vietoje. Jeigu neturite laiko, nieko baisaus, jūs tiesiog mintise skaičiuokite. Ir toliau kartojamas tas pats pratimas. 3 atsispaudimai, 6 pritupimai, 20 sekundžių bėgate vietoje ir taip 4 minutės. Pagrindinė stipruotės dalis tai yra smagioji piramidė. Iš viso bus tik 7 pratimai, kurių, pavyzdžiui, pirmąjį pratimą mes kartosim 10 kartų, antrąjį pratimą irgi 10 kartų ir taip visus kitus, kol nepadarysim kiekvieno pratimo po 10 kartų. Tada mes ilsimės 1 minutę ir darome antrąjį ratą. Tik tą kartą kartosim viską po 8 kartus visus 7 pratimus. Vėl minutę poilsio, tada 6 kartai, 5 ratas 5 kartai ir taip toliau, kol negrįšim atgal iki 10. Viskas. Galim pradėti. Pirmasis pratimas tai yra kareivėliai. Jį kartosime 10 kartų. Kareivėliai tai yra lygiai tas pats pratimas kaip ir burokai arba tie vadinamai burpee, bet mes jį darome be šuolio į viršų. Alanas atsistoja, išsitiesia, rankos atgal, šuolis pirmin. Ir taip mes darome 10 kartų. Antrasis pratimas, kurį kartosime irgi 10 kartų, tai yra žema lenta ir siekiame alkūnės. Tai Alanas keliauja į žemą lentą, kiekvienu kartu siekia alkūnės. Jeigu per sunku, jis visą tai daro nuo kelių. 10 kartų. Trečiasis pratimas yra šuoliukai varlyte arba žingsneliu pirmin atgal. Štai jisai šoka, rankos į priekį. Gražus, geras nusileidimas. Jeigu yra per sunku, jūs tiesiog vaikštot pirmin. Geras, gražus pritupimas, išlaikant tai, ką mes visada akcentuojam. Keliai neišeina į priekį kojų pirštų ir jūsų tiesi nugara. Ketvirtasis pratimas tai yra bėgimai vietoje, kitaip žinomas kaip mountain climber. Ir jūs jį darysite
ne 10 kartų, o darysi dvigubai tiek, 20 kartų, nes yra viena koja, kita koja. Lanas pradeda daryti, jisai daro greitai, jisai daro taip, kad kiekvieną kartą su keliu paliečia alkūnės. Jeigu jūs norite lengviau, jūs tiesiog išimat greitį ir visą tai darote žymiai lėčiau. 5. pratimas yra metimai į krepšį iš pritūpimo. Kadangi Alanas buvęs krepšininkas, tai jam yra labai svarbus pratimas ir jisai daro labai gražiai taisyklingai, bet aš akcentuoju kitus dalykus. Tai yra gražus geras nusileidimas po pritūpimo, iš ten, kur pašoko, ten ir nusileido. Ir jeigu jūs norite lengviau, jūs darote pritūpimą be šuolio. 6. pratimas, kurį jūs darysite, tai yra platus atsispaudimai. Kuo jie skiriasi nuo siaurų? Ogi tuom, kad jūs pastatote savo rankas kur kas plačiau ir leidžiate žemyn, kilate į viršų. Jeigu jums yra per sunku, jūs lygiai tą patį galite padaryti nuo kelių, taip kaip dabar jums demonstruoja Alanas. 7. pratimas, su kuriuo ir užbaigsite šią linksmąją piramidę, yra džeko pritūpimai. Rankos keliauja į viršų, jūs šokate žemyn, su alkūnėm paliečiat kelius, jeigu galit, kilate į viršų. Ir taip darote be sustojimo tiek kartų, kiek jums yra numatyta. Jeigu lengviau, jūs žygiuojate į vieną pusę, į kitą pusę. Mes tikimės, kad jums patiko. Laikas atsikvėpimui. O atsikvėpimui mes darysim 5 pratimus, kuriuos dabar Alanas pademonstruos. Tai pirmasis pratimas jūsų yra vaiko poza. Jūs atsisėdat, žemyn, ištempėt pečius, pirštai žiūri į patį priekį. Nugarą tiesi, dar galima šiek tiek žemiau nusileisti, atsisėsti ant kulnų ir tokiu būdu įsitempia viskas. Ir kojos, ir pėdas tempėt, ir pečių juosta, rankos. Gerai? Antrasis jūsų pratimas yra kobra. Jūs leidžiatės žemyn, išsirečiat ir keliaujate į kobrą. Jūsų tikslas yra, kad klubai jūsų keliautų žemyn, spausti klubus prie žemės, rankos tiesios, graži pozicija, išsilenkusi nugara, kojos ant žemės, pirštų galai užlenkti guli šitokioje pozicijoje. Gerai, tai 3. pratimas yra šuns poza. Jūsų kulnai padėti ant žemės, kojos tiesios, sėdmenys rodo į viršų, pečius spaudžiat į vidų, rankų pagalba, jeigu pavyksta, atsistumėt nuo žemės, kad dar labiau pakiltų jūsų klubai į viršų. Kojos išsitęsia ir jaučiasi tempimas visose šitose srityse. Paskutinis pratimas, kurį jūs padarysite, tai yra įkvėpimai, iškvėpimai. Jūs įkvėpėt iš gilaus pritūpimo ir iškvėpėt. Vėl įkvėpėt ir iškvėpėt. Tokį pakartojat, kiek kartų jums norisi. Mūsų rekomendacija yra 1-3 kartų.